Automobilio poliravimas susideda iš tam tikrų etapų, kaip ir plovime, salono valyme, taip ir poliravime. Turime prieiti prie paviršiaus tam tikrais įrankiais bei būdais. Šiandien tai ir apžvelgsim, pažiūrėsime poliravimo sudedamąsias dalis ir etapus. Na, nuo ko reiktų pradėti? Reikėtų pradėti nuo paviršiaus, su kuriuo dirbam. Reikėtų padaryti ekspertizę, ką mes turim, kokį per paviršių ir tada nustatyti, kokių darbo įrankių mums reikės, darbo būdo, darbo procesų bei įrankių mums prireiks. Jeigu lakas yra giliai įbrėžtas, giliai tai reiškia, kai braukėt su nagu ir čiut užkliūnat, jums gali prireikti šveitimo, kad laką šiek tiek koreguotumėt iki tam tikro lygio ir tada ant viršaus užpoliruotumėt. Poliravimas ir lako korekcija yra skirtingi dalykai. Kai koreguojam laką, mes jį mažinam, jo sluoksnį. Ir turime dirbti protingai, nepersistengti ir palikti protingą kiekį lako automobilio tolimesniai eksploatacijai. Ir po korekcijos mes poliruojam. Poliravimas yra lako blizginimas, jo lyginimas ir hidrofobinis efektas, nes kai automobilis išvažiuoja iš dažyklos, lakas ant paviršiaus sukrenta ne visai to lygiai. Iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėtumėm kokį mikroskopą, lako sukritimas būtų šiek tiek grublėtas, bet iš toli atrodo šviežias lakas, gražiai, viskas lygu, bet mikroskopiniu lygiu mes matytumėm, kad lakas sukrenta ne to lygiai, ne visai į stiklą. Poliravimas mums duoda lako dar geresnį išlyginimą. Taigi poliravimas išlygina laką ir dar labiau sukuria tokį blizgesio efektą. Iš tikrųjų, jeigu automobilis būtų išvažiavęs ką tik iš salono ir tas pats automobilis išvažiavęs iš salono ir nupoliruotas, daug geriau atrodytų nupoliruotas automobilis. Gerai, toliau. Jeigu matome, kad mums nereikia skusti lako šveitimo būdu, imam poliravimu. Todėl ir bandau jums pasakyti, kad su laku turite nustatyti jo būklę. Procesą reikėtų pradėti, aišku, nuo apsiklijavimo, mes tą ir padarysim, bet trumpai noriu apžvelgti apie įrankius, kaip minėjau. Ko jums prireiks? Kaip minėjau, šveitimas, poliravimas, kuris susideda iš tam tikrų poliravimo etapų, kuriuose naudojam skirtingų etapų skirtingas poliravimo pastas, skirtingus poliravimo padus, kuriuos apžvelgsime šiek tiek smulkiau kiek vėliau, ir poliravimo mašinėlės. Poliravimo mašinėlės būna ekscentrinės, kai orbita sukasi aplink savo ašį ir juda į šonus. Yra skirtingų orbito kelionės ilgių. Tai yra, kai orbita gali keliauti nuo 2 iki mm iki 21 mm, tai yra 2 mm ir 2 cm. Ta orbitos kelionė mums daro įtaką poliravime. Kartais mums reikia trumpesnės kelionės, kartais ilgesnės. Trumpesnę kelionę naudojam sunkiau prieinamose vietose, kai mes nenorime, kad orbita per daug vaikščiotų į šonus, arba dirbam maža mašinėlė, tarkim, jeigu mūsų poliravimo padukas tokio dydžio, mums užteks 6-12 mm orbitos kelionės pločio ir vyks geras poliravimo lako korekcijos procesas. Kai turime tokią mašinėlę, 21 orbita arba 15 mm orbita, skutam didesniais plotais, efektyviai, greitai, sklandžiai. Toliau. Oldschoolinės mašinėlės, tai yra rotacinės, kai orbita sukasi tik aplink savo ašį ir skuta paviršių gan intensyviai besisukant. Su rotacinė mašinėlė kyla automobilio lako karštis, tai reiškia, kad šiek tiek reikia saugiau dirbti. Dirbant su laku mes jo nenorime užkaitinti dėl tam tikrų priežasčių. Lakas geriausiai poliruojasi, kai jis yra kietas, kai jį mes galime skusti. Ir jis geriausiai skutasi kietai. Jeigu lakas nuo karščio minkštėja, jis veliasi. Aišku, jums jis nesusivels ten kaip plastelinas koks, bet nebus to poliravimo, korekcijos, tinkamo rezultato ir greičio. Vargsit.
Todėl nekaitinkit. Nereikia kaitinti lako. Kitas dalykas, tai yra pavojinga. Jeigu esat kada nusideginę pirštą, pastebėjot, kad kitą ar sekančią dieną ar po savaitės iškyla puslė. Puslė iškyla ir nusiplėši tą odą ir tada auga nauja oda. Yra labai panašiai su laku. Jeigu mes užkaitinam lako paviršių, lakas atkimba nuo dažų, bet mes to dar nematom. Bet kai automobilis išvažiuoja ant kaitrios saulės, žinot, būna taip įkaitę kartais paviršiai nuo saulės, kad atrodo kiaušinį gali įsikepti. Ta saulė kaitina ir tą pačią jau jūsų pradegintą vietą. Jūs padarėt pradžią su mašinėlė, nepraskutot, o pradeginot, ne laką, bet jūs to nematėte, dar lakas neatkibo, bet jau padarėt pradžią lakui atkipti. Tada saulė damušė ir atsirado puslė. Ir tokiu būdu po savaitės 2 pradeda lakas plišinėti. Puslę versti. Galbūt sakysit, ne, tai aš nekaltas, išleisit klientą, klientas grįž, sakys po mėnesio, ten ant kaitrios saulės automobilis pabuvo, lakas pradėjo kritinėti. Tai vis tiek tai yra jūsų kaltė, nes galbūt to vietoj perkaitinot ir davėt pradžią atsirasti pusliai. Tai labai panašiai yra ir su perkaitinimu, kai skutam ir daskutam iki labai plono sluoksnio, paliekam labai mažai lako. Labai mažai lako irgi yra pavojus dažams nuo saulės. Tai saulė gali lengvai pradeginti plono sluoksnį lako ir pažeisti dažus. Tai lakas yra apsauga, kurios mes norime kuo storesnio sluoksnio, kuo didesnio. Todėl būkit protingi, kai koreguojate laką. Neikit į fanatizmą, kad išimsiu visus įbrėžimus ir giliuosius iki ribos, nežaiskit iki ribos. Riba būna 70-80 mikronų. Naujiesiems automobiliams, sakyčiau, nesileiskit žemiau 80-90, ypač japonam, 90-95 mikronai yra riba. Nauji automobiliai iš vis labai purškia mažai lako. Matyt, tai padarė, kad susivartotų. Tai va, būkite protingi, naudokite profesionalius įrankius, profesionalias automobilio poliravimo pastas, apie kurias pakalbėsim kiek vėliau. Apsiklijuokite automobilio plasmasės, gumas ir niekada nepalikit lipnios juostos nei ant gumų, nei ant lako ar plastiko ilgiau negu 8 valandos ar 12 valandų. Žodžiu, nepalikit per visą parą. Ryte apsiklijavot, dirbot, vakare nuklijuojat, einat namo ilsėtis, tada grįžtat ir pabaigiat darbus. Nes tie klijai, ypač specialūs dažymo juostos klijai, dažymo juosta yra šiek tiek stipresnė, jeigu pastebėsit, jinai labai stipriai gerai kimba. O ta buitinė lipni juosta, kurio galite rasti senukose, ar mokyveži, tiesiog maskavimo juosta, jinai, nekimba taip gerai, bet su jie yra sunkiau dirbti. Kadangi jinai nekimba, paskui atsišerpetoja, poliravimo mašinėlė pagauna tą lipnę juostą, įsivelia ir galima papildomai prisibraižyti, prisigleizot dažų, tai yra klijų ir taip apsunkinti savo darbą. Todėl rekomenduoju profesionalias poliravimo, dažymo, maskavimo juostas, bet jų nepalikite ilgiau nei 12 valandų. Nes gali pažeisti jūsų lako, plastiko ar gumos paviršių. Naudokit atsakingai. Apsiklijuokit. Yra tokių poliravimo pastų, kurios tokios biški modernesnės, naujesnės, ypač Fine Cut, kai yra užbaigiamosios pastos. Iš tikrųjų, jos nelabai pakenkia plastikui. Jeigu skutat pirminiu etapu laką ir naudojat agresyvias pastas, agresyvius padus, apsiklijuokit plastikus. Ta pasta labai intensyviai įsigeria ir pažeidžia plastiką bei gumas, o užbaigiamosios pastos iš tikrųjų nepakenkia. Galima jas lengvai vėliau nusivalyti. Bet kai kurie gamintojų pastos kenkia. Bet pavyzdžiui, avokado pasta, ypač Fine Cut, aš pastebėjau, jeigu užtiško ar užtepiau netyčia ant plastiko, gan lengvai ir paprastai nusivalo su nuriebalintoju. Nuriebalintojas poliravime irgi yra gan svarbus produktas. Mes su juo nuvalome bet kokius likučius ir riebalą. Tai iš poliravimo pastos mes norim nuvalyti poliravimo pastos likučius prieš dengiant keramiką. Bet jeigu, pavyzdžiui, pas jūs klientas atvažiuoja ir nori tik poliravimo,
jums užteks tiesiog su skuduriuku nuvalyti poliravimo pastą, bet ir palikti ten jos šiek tiek pėdsaką. Poliravimo pastos šiek tiek visos iš po savęs lengvai maskuoja. Tai yra, kad palieka lengvą tokį, kaip kremų užsiteptumėt odą ir dar su vandeniu nuplautumėt. Vis tiek to kremo būtų ant jūsų veido, arba su rankšluosčiu nubrauktumėt tą kremą. Vis tiek jau lieka pėdsakas, taip pat lieka pėdsakas ir pastos. Tai ta pasta šiek tiek maskuoja pasilikus ant kėbulo. Ir mes norim, kad būtų automobilis blizgus, žvilgus ilgesnį laiką. Tad išlydim klientą su poliravimo pasta ant automobilio. Bet jeigu dengiat keramiką, būtinai turit nusiriebalinti visus paviršius ir tik tuomet dengti. Tam naudokite nuriebalinimo specialias priemonės. Netinka benzinas, netinka 646, netinka nefrasas, netinka joks kitas dažų skėdiklis. Tai yra per agresyvi cheminė formulė galinti pakenkti jūsų automobilio dažams. Specialūs nuriebalinimo produktai turi būti naudojami jūsų automobilio nuriebalinimui. Iš detalizuotojų parduotuvių. Matai, žinai, visą naktį nemegau iš tikrųjų. Ai, kiek jaudinais? Kažkaip taip, žlemba, vis tiek, žinai. Kaip čia bus, ką čia darysi? Nes, blemba, kaip ir skaičiau tą knygą, viskas kaip ir čiki-piki, bet... Tai čia užtvirtinsim, čiki-piki, ten tau atmintinė, vėliau prisiminti, jeigu užstriksi ir šiandien pafilmuosim video, aš tau tą video atsiųsiu, kad žinai... Super. Jo, vėliau kažką, kaip ten buvo, užmiršau, pasižiūrėsi. Tai dėl to ir viena iš priežasčių, kodėl filmuojam, nes supratau, kad aš į tą... Man, kai viskas čia aišku, man viskas aišku, bet žmonėm, kuriem informacijos kiekis, jie paklystam. Šiandien mes tenksimės neklaidžiat, gražiai viską paaiškinsiu. Ir kaip tave galiu vadinti? Kaip nori, ta prasme, nėra, aš... Pravardę turi kokią? Kažkada vaikystį turėjau Dron, Andrėjus Dron, žinai, bet paskutinį metu vadina Bogo. Tai dabar turi Mandžiai Dron kažkokį. Bongo? Bogo, tinka, Bogo, gerai, man patinka. Tai žiūrėk, Bogo. Kaip manai, kas čia yra ant kapoto, ką čia turim? Tai va, žiūrėk, ta prasme, vakar 10 kartų, žinai, rotacinį, kaip palauktum, ekscentrinė, jo. Tai aš taip supratau, kad, vispainė, ta prasme, ekscentrinė, tai čia gaunasi kaip šita, ta prasme, jo? Dvigubo veikimo, jo, dual action, dar sutrumpinimas D-A. Jo, ekscentrinė rotacinė, ta prasme, tai čia kaip bolgarika tipo alė. Jo, tai aš taip ir supratau, kad iš tavo tos medžiagos, kad yra pas mus ekscentriniai ir rotacinės, ta prasme, nelyginant, kad laikas. Dar yra laisvos eigos bėgis? Jo, laisvos eigos, bet kom jinai skiriasi laisvos eigos? Technologija biški ir mažiau saugiau laisva bėgis. Būna, kai, pavyzdžiui, mašinėlės, kur aš dabar sukčiau, nesisuktų, būtų motoras. O čia sukasi, kaip čia. Būtų irgi dvigubo veikimo, bet motoras neleisiu. Tai yra pavara, sankaba ir pavara, ne? Ir su tokia mašinėlė vis dar žmonės prisižaidžia, nes mašinėlė prievartauja paviršių, su kurio dirbi. Ir jeigu tavo rankos netinkamai mašinėlę laiko, yra rizikos pažaisti. Po to jie paleido tokią, kad leidžia diskui savo eiga blaškytis į šonus ir suktis aplink savo ašį ir vis tiek išgaunam labai gerus poliravimo procesus, bet mažiau prisižaidžiam. Tai yra saugiau. Netgi, pavyzdžiui, jeigu prieini su mašinėlė kažkur į kažkokią kantą, diskas irgi jisai dabar taip eičiau prie veidrodėlio, žinai, biški pavibruotų, bet man jau plastiko nepažeistų. O kai jau bėgis yra, jis iš prievartos kala kažkur, supranti, o čia jau yra biški laisvės. Tai čia jau vėliau jau atsirado tos technologijos, žengia ir dėjom iki tokio dvigubo veikimo, kur dabar jau įsitvirtinom. Tai čia ant kapoto matai reikiamus įrankius ir produktus poliravimui. Ir lako korekcijai. Lako korekcija. Na, o lako korekcija ir kitas sudedamasias pamatysite užsiprenumeravę mano kanalą, sekdami naujienas Instagram ir TikTok profiliuose, bet jeigu iš tiesų galvojat pradėti detalizavimo veiklą, verslą, nežinote iš ko, kaip ir su ko, esate pradedantysis ar jau profesionalas, rekomenduoju savo mokymų kursą, kuriame perskaitysite metodinę medžiagą, pamatysite mano sukurtus ekskliuzyvinius video, kurių niekur kitur dar nepamatysite, apie įvairias detalizavimo procesas, veiklas, cheminės medžiagas, tad rekomenduoju savo mokymų kursą, kurį rasite nuorodoje po video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki.